Sveiki, ačiū, kad prisijungėte. Na ir šiandien kalbėsime tema, kaip privilegijuotų paskyrų valdymo sprendimas gali padėti organizacijoms dirbti ne tik saugiau, bet tuo pačiu ir efektyviau. O antroje dalyje pateiksime ir praktinių pavyzdžių, kaip PAM pagalba galite tai gyvendinti. Kibernetinis saugumas, duomenų apsauga, prieigos kontrolė, apie tai kalba direktyvos. Na, o netrukus įsigaliosintis NIS2 bus taikomas daugumai organizacijų. Ši direktyva nenumato konkrečiai kažkokių technologinių sprendimų, įrankių, kuriuos organizacija turėtų įsidėkti, norint atitikti šios reikalavimus. Ir iš tiesų daugumą jų galima atitikti tiesiog įsivedant naujus procesus, tvarkas, apmokant darbuotojus. Kaip pavyzdys, galime nustatyti tvarką, taisyklės, kaip reikėtų elgtis suteikiant prieigą, kokias teisės reikėtų nustatyti tam tikram naudotojui, kaip valdyti slaptažodžius, kada juos reikėtų keisti. Tačiau turbūt esminis klausimas, ar būsime tikri, kad tas procesas veikia, kad praktiniai veiksmai atitiko šią direktyvą, ar veiksmai atitiko procesą, kuris buvo numatytas. O svarbiausia, įvykus incidentui, ar turėsime pakankamai informacijos atsekomumui ir auditui. Ir čia esminis klausimas, ar norime tik varnelės, teorinio reikalavimo atitikimo, ar norime, kad tai realiai veiktų ir direktyva padėtų mums tapti saugesniais. Technologiniai sprendimai yra sukurti tam, kad padėtų įgyvendinti procesus, užtikrinti, kad jie veiktų ir kurtų vertę organizacijai. Žemiau taip pat pateikiu keletą konkrečių NIS2 direktyvos punktų, kuriuos galima atitikti PAM sprendimo pagalba. Na, šio klausimu daugiau nesiplėsiu šiandien, tačiau visada kviečiu kreiptis ir pasikalbėti detaliau. Taip. Kad būtų galima geriau suprasti paskyrų svarbą, prieigos kontrolės svarbą, pateikiu šiek tiek globalios statistikos ir skaičiai sako, kad 80% įsilaužimų yra siejama su privilegijuotomis paskyromis, 53% su trečiosiamis šalimis. Turbūt kiekviena didesnė ar mažesnė organizacija savo aplinkoje turi partnerių, tiekėjų, rangovų savo tiekimo grandinėje ir su jais keičiasi duomenimis, turi kažkokias tai prieigas, sąsajas. Na ir tai yra viena iš silpnųjų grandžių ir tai yra kibernetinių nusikaltėlių taikinys. 63% susiję su vidiniais darbuotojais, kurie turi prieigas prie svarbių IT sistemų. Ir nebūtinai tai yra tik tai IT darbuotojai, IT administratoriai, tai gali būti bet kuris įmonės darbuotojas, kuris turi prieigą prie svarbių duomenų. Ir kaip pavyzdys, buhalteris, kuris dirba su verslo valdymo sistemomis, prieina prie finansinių duomenų, prie banko informacijos, personalo darbuotojai, kurie dirba su jautriais asmens duomenimis, taip pat marketingo darbuotojai, kurie administruoja socialinius tinklus, viešina įmonės veiklos rezultatus, kažkokias naujienas ar kitą informaciją. Turbūt galite įsivaizduoti, kas nutiktų, jei šios prieigos patektų į nusikaltėlių rankas. Prisijungimo slaptažodžiai yra pagrindinis hakerio taikinys ir siekiamybė. Tai paprasčiausias būdas pasiekti jūsų duomenis. Na ir bendraudami su įmonėmis pastebime, kad slaptažodžiai dažnai nėra keičiami, naudojamas vienas ir tas pats slaptažodis daugybei paskyrų, tuo pačiu vienu slaptažodžiu naudojasi daug darbuotojų, nėra numatytos teisės, ką konkretus darbuotojas gali veikti tam tikroje aplinkoje. Ir paklausus, kodėl taip yra, atsakymas dažniausiai būna, nes taip paprasčiau, sudėtinga viską suvaldyti, na ir tai yra tiesa. Trumpai tariant, suteikiamos puikios galimybės įsilaužėliams užvaldžius net vieną paskyrą, sutrikdyti visą įmonės veiklą ir tai padaryti labai greitai. Na ir žinoma, tai kainuoja pinigus, tyrimai rodo, kad atakų žala siekia ne milijonus, o trilijonus eurų visame pasaulyje ir yra projektuojama, kad 2025 metais pasieks beveik 10 trilijonų. Na ir tai puikiai iliustruoja, kokio masto tai poveikis. Taip pat netaip senai girdėjome Uber, Garmin atvejus, kada įmonės patyrė didžiulę finansinę žalą, kad sugrąžintų savo ir klientų duomenis. Na, o kalbant apie Lietuvą, tai taip pat stebimos stipriai augančios kibernetinio atakų grėsmės. Turbūt daugumai jūsų teko girdėti paskutiniu metu sėkmingų kibernetinio atakų atvejus Vilniaus rajono savivaldybėje, Kauno technologijų universitete, kuomet įsilaužėliai nutekino duomenis ir sukėlė didžiulių nepatogumų bei nuostolių.
Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dažniausiai susidurime su tokia pirminė nuostata, kad PAM sprendimas tai dar vienas įrankis, su kuriuo reikės kažkam dirbti, mokytis administruoti tą sprendimą, jį palaikyti. Tačiau turbūt sutiksite, kad technologijos yra sukurtos tam, kad padėtų, palengvintų atlikti kasdienius darbus. Todėl šiandien norime paneigti šią nusistovėjusią nuomonę praktiniais pavyzdžiais, kuriuos pristatys ir pademonstruos kolega Vidmantas. Jis pateiks 5 pavyzdžius, kaip naudojant PAM ne tik užtikrinti saugumą, bet ir kasdienius darbus atlikti daug efektyviau. Tai Vidmantai, perduotų žodį tau. Ačiū. Taip, tai ačiū Karoliui už pristatymą. Aš pabandysiu pasidalinti 5 būdais, kaip PAM-as padeda mums, kaip administratoriams, sumažinti mums darbo apkrovas, palengvinti visą tą dalyką. Taip, tai pirmas dalykas, tai yra saugus prisijungimas prie sistemų. Turbūt dažnas administratorius, jungdamas prie sistemų, naudoja visokius RDP menedžerius, SSH menedžerius, kur susiveda visus savo paskyrą žinomas ir tom paskyrom jisai jungiasi prie sistemų. Bet tas dalykas nebūtinai yra saugus dalykas, ar ne? Ir ypač jeigu reikia tomis paskyromis pasidalinti, tai ganėtinai būna sudėtinga padaryti. Tai iš PAM pusės galiu parodyti trumpą demo, kaip tas dalykas suveikia. Ir kaip tas dalykas palengvina visą tą dalyką. Prisijungus prie mūsų PAM sprendimo, šiuo atveju tai yra dalinėjo secret serveris, aš matau savo visas paskyras, prie kurių turiu prieigą, aš galiu tom paskyrom pasinaudoti, taip pat matau aiškę struktūrą, katalogų struktūrą, pagal kurį yra suskirstyta, pavyzdžiui, pagal sistemas, prie kurio aš galiu jungtis. Ir tuose kataloguose yra saugomos asmenų paskyros. Jeigu man kažko reikia, aš galiu dar papildomą susikurti katalogą, kuriame galėsiu savo saugoti kitas paskyras, kuriomis galėsiu suteikti prieigą kitiems administratoriams, kad jie galėtų tas paskyras matyti ir jomis naudotis. Toliau, kad galėčiau prisijungti prie sistemos, tai man irgi nereikia nieko žinoti, nereikia žinoti paskyrų, nereikia turėti tiesioginės prieigos. Man užtenka tiesiog paspausti launch mygtuką ir pasirinkęs norimą sesijos paleidėją, aš galiu išsirinkti serverį, nes šiuo atveju PAM-as taip pat leidžia riboti serverius, prie kurio aš galiu jungtis. Išsirenku serverį ir prie to serverio aš tiesiog imu ir jungiuosi. Viskas įvyksta automatiškai, yra užmesgama sesija į galutinį serverį ir aš tiesiog dirbu įprastai, kaip ir dirbčiau savo senomis priemonėmis. Tik skirtumas tas, kad čia viskas vyksta žymiai saugiau, visi mano veiksmai yra įrašomi ir tokiu atveju, aš turiu tokį atsekamumą, ar ne, kad jeigu kažkas įvyko, kad įrodyčiau savo tiesą. Taip pat galim savo administratorius, kaip minėjau, skirstyti į komandas ir tom komandom suteikti prieigą prie skirtingų sistemų, kad administratorius neturėtų per daug teisių ir nematytų kitų ta prasme sistemų, kurios jam nėra skirtos. Antra dalis tai yra rangovų valdymas. Tai įprastai su rangovas būna sudėtinga įmonėse, nes kai mes kviečiame kažką dirbti, neturim kokios PAM sistemos, tai mums reikia konfigūruotis visokios tam rangovui, ta prasme sukurti paskyras, bandytas paskyras apriboti, kad jis neprieitų, kur nereikia, kurti VPN-us, tada tinklę apriboti, kad jis negalėtų matyti, ko nereikia. Žodžiu, atsiranda labai daug to darbo, tas darbas būna toks sudėtingas ir sunku būna atsekti viską. Tai iš PAM pusės yra žymiai viskas paprasčiau. Mes pirmiausia turim pasikviesti tą rangovą, ar ne, kaip trečią šalį. Pirmiausia, sukursiu aš jam naudotoje ir jį tiesiog pakviesiu. Sukuriame jo prisijungimų vardą. Tada mes įrašom jo elektroninio pašto adresą, kur mes siūsim pakvietimą. Ir tada nurodom, koks bus vardas. Toliau mes suteikiam kažkokią rolę, tai dažniausiai duodama yra neprivilegijuota rolė, paprasta, kaip ir visiems naudotojams. Ir tiesiog mes įsiunčiam laišką. Kai rangovas gauna laišką, tam laiškėjas mato pakvietimo nuorodą ir atsidaręs tą nuorodą naršyklėje, jis ten tiesiog gali užbaigti savo registraciją į mūsų PAM sistemą. Prisijungęs, jis gauna ten sąlygas paskaityti, kurias galima, žinoma, laisvai modifikuoti pagal mūsų poreikius. Ir pirmo prisijungimo metu jam liepia susikurti slaptažodį.
tą dalyką galim padaryti dviem būdais, arba susikurti savo, arba susigeneruoti slaptažodį, kurį sistema sugeneruoja, tai sudėtingas, saugesnis galbūt slaptažodis. Šiuo atveju, ta prasme, kursime savo slaptažodį. Ir susikūręs slaptažodį, mus tiesiog paima ir prijungia prie tos sistemos. Viską matome, naudotų sąsąją tokią pačią kaip administratoriaus, matome tą patį secret serverį, bet nematome jokių katalogų. Tai reiškia, teisų aš neturiu jokios kaip rangovas. Ne? Tai vat, grįžtant į administratoriaus paskyrą, aš galiu suteikti mūsų rangovai prieigą prie kokios nors paskyros. Suteikimas yra labai paprastas, tiesiog paėmam, paspaudžiam share mygtuką prie norimos paskyros ir suteikiam mes mūsų rangovai teisę. Išsirinkę iš sąrašo rangovą, mes jam tiesiog suteikiam, pavyzdžiui, jų teisę, nes daugiau nieko nereikia. Ir kad padidintume saugumą, mes taip pat tam rangovai paslėpsime slaptažodį, kad jis negalėtų jo peržiūrėti. Jis nematys slaptažodžių laukų, nes jam galbūt to ir nereikia, jis galės tiesiog prie sistemos imti ir prisijungti. Tai va, grįžtame į mūsų rangovo paskyrą, pasižiūrime, ką mes turime, štai mūsų rangovas. Ir pamatė, kad mes toliau katalogų nematom, pabandom perkart puslapį, galbūt čia tiesiog nerodo mums. Taip pat ir tų katalogų nematome, bet atsidarę ne visas paskyras, matom tą vieną vienintelę paskyrą, kur mes jam suteikėm. Atsidarome mes paskyrą, matome ne visus laukus, pasileidžiam savo sesijos paleidėją nuotolinės prieigos. Šitas paleidėjas nereikalauja jokių agentų diegimų, jis tiesiog veikia per naršyklę, nereikia jokių VPN nieko. Šitai paskyrai nėra apribotas serverių kiekis, tad mums liepia įrašyti serverio vardą arba IP adresą, tai šiuo atveju bus IP adresas. Ir tiesiog paspaudus connect, mums atidaro naują naršyklės langą, jokio VPN, jokios konfiguracijos, jokių tinklų, rangovas prisijungia į tą konkretų serverį, tam konkrečiam serverį dirba. Jis gali atlikti kažkokius veiksmus. Pasižiūrėkime, kokio akaunto mus prijungia. Matome, kad paskyroje yra sukonfigūruotas VSU naudotojas. Pasižiūrime, ką mes turime pačiam serveryje. Kokiu akauntu mus prijungia, ar tuo pačiu, ar ten mūsų asmeniniu tuo. Pasižiūrėjome, matom, kad mus prijungia VSU naudotojų. Tai reiškia, ta prasme, kad aš galiu naudotis tą priviliuotą paskyrą ir geras dalykas tas, kad viskas yra įrašoma. Tai trečias punktas, tais visais įrašymas, tai kai mes nenaudojam PAM ir jungiamės į sistemas, dažnai, ypač jeigu kas nors atsitinka ir mums reikia atsekti, ką tas naudotojas veikia, kada buvo tas įvykis, kas ten buvo padaryta, neturint jokių specializuotų sprendimų, tuos logus skaityti ir informaciją surinkti būna labai sudėtinga. PAM atveju mes turime viską praktiškai, jeigu naudotojas, žinoma, dirba per PAM. Sesijų įrašus, kas kur jungiasi, kas kuo naudojasi, kas ką darė. Tai va, trumpam demo galim pasižiūrėti, kaip tas dalykas atrodo gyvai. Audito skiltyje administratorius gali peržiūrėti sesijas. Tai sesijose matome, pavyzdžiui, kokie buvo įrašytos sesijos. Tai mūsų rangovas turėjo 2 sesijas. Ir tada pasileidę sesiją mes galim matyti, ką tas rangovas darė, kokius veiksmus atliko. Ir jeigu mums reikia ieškoti, kas įvyko ir dėl ko tai įvyko, mums yra žymiai paprasčiau, mes surasti, kas buvo galbūt kaltininkas arba kas buvo negerai padaryta. Taip pat mes galim pasižiūrėti, ką tas rangovas, kokius akauntus naudoja, irgi labai viskas vyksta paprastai. Pasirinkus tiesiog paskyrą, mes matom per laiko trukmę, kokie paskyram buvo naudotas. Ir taip pat galim pasirinkti, kokiu laikotarpiu buvo tas dalykas daromas. Be visų šitų ataskaitų mes galim atsidarę tam tikrą paskyrą, jeigu mes nežinom, kokia paskyra buvo naudojama, galim pasižiūrėti auditą, kas buvo daroma su tą paskyrą, kur mes matome įrašytos visus veiksmus, kas buvo konfigūruota, daryta su tą paskyrą, kas ką peržiūrė, kas kur ką darė. Jo, toks naudingas dalykas, kai mums reikia atsekti kažką. Toliau, mano išskirtas dalykas yra privilegijuotų paskyrų aptikimas. Tai irgi, kai įmonės yra didesnės, tai ne kelių žmonių, kai jau atsiranda daugiau administratorių, čia labai tinka tokia patarlė. Tai 9 auklės, vaikas be galvos lieka. Kodėl aš taip sakau? Tai kai daug administratorių dirba, jie konfigūruoja įvairias sistemas,
galbūt kažką testuojasi, būna prikuriama tų privilegijuotų paskyrų, ne, kurios nėra niekaip valdomos, jos nėra galbūt uždokumentuotos ir tiesiog galbūt netgi kai kurias atvejais nėra sutinkamos slaptažodžio, ne, galbūt uždėtas koks nors pavasaris 2023 ar ne. Ir tokio atveju, ta prasme, mes turim skylę, taip žiūrint, tai PAM-as šito atveju su Discovery pagalba mums gali padėti aptikti visą tą dalyką. Tai trumpas demo, kaip tas dalykas veikia. Šiuo atveju susikonfiguravę mes esame aktyvę direktoriją. Ir praleidę skenavimą mes turim tokį ataskaitą. Ta ataskaitą mes matom visus serverius, kurie buvo aptikti, prijungti prie aktyvios direktorijos. Jas praskenuoja pačius serverius, suranda lokalius akauntus, visokius kitokius. Jeigu jam nepavyksta prijungti prie serverių, tai jis išmeta klaidą, tiesiog tada reikia pasižiūrėti, kodėl nepavyko prie to serverių prisijungti, ar ne. Ir jisai gali net surasti visokius servisinius akauntus, ar ne, tokius kaip schedulinti taskai, ne procesai. Tai, pavyzdžiui, mes galim paimti, suimportuoti vieną akauntą iš tokių. Tai ir suimportavimas vyksta labai paprastai, ne, pasirenkam šabloną, pasirenkam, kur mes įdėsim, įsėdam slaptažodį, jeigu žinom, jeigu nežinom, mes galim tą slaptažodį permušti su privilegijuotą paskyrą ir galim pasirinkti, pavyzdžiui, šabloną, kur, pavyzdžiui, jeigu tai yra schedulintas taskas. Taip pat reikia nepamiršti, kad mes jį turim pasidėti į kažkokį katalogą ir pasidėję į katalogą mes jį tiesiog importuojam. Man nereikia nei jungtis į serverį, nei man reikia nieko konfigūruoti. Jeigu slaptažodį keisiu, pakeisiu ir tam schedulinti taską slaptažodį. Viskas įvyksta labai paprastai. Tai atsidarę mūsų secret serverį, keliaujam į katalogo struktūrą, matom, kad mūsų tas akauntas lab.atgp buvo importuotas sėkmingai. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau galbūt išskirti kaip didelę pagalbą administratoriams, tai yra slaptažodžių valdymas, automatinis slaptažodžių valdymas. Tai kai įmonės yra didesnės ir su laiku prisikopia visokių daugybė įrenginių, sistemų, ir tų privilegijuotų paskyrų atsiranda labai didelis kiekis. Ir kaip žinia, pagal gerą praktiką, kiekvienas įrenginys turėtų turėti savo atskirą paskyrą privilegijuotą su savo atskiru slaptažodžiu ir kad kai ateina laikas tos slaptažodžius keisti, jeigu tai yra daroma, žinoma, pagal praktiką įmonėse, tai būna didelis sudėtingas darbas. Ne? Tai PAM šitoje vietoje mums labai padeda tą dalyką automatizuoti, mes užtikrintume mūsų slaptažodžių strategiją ir viskas būtų atliekam laiku. Turim dvi opcijas, automatinis slaptažodžių keitimas ir rankinis. Tai rankinis, jeigu aš noriu rankom pakeisti iš karto slaptažodį, paspaudžiu Change Now. Jeigu noriu automatizuoti, tiesiog galiu susikonfigūruoti, kad man slaptažodį keistų, kai jisai, pavyzdžiui, atsitiktinis būtų ir kai jisai baigėsi, nustatyti galiu laiką, ta prasme, kai slaptažodis baigėsi, arba kažkokį numatytą dienų skaičių, kas dieną, kas savaitę arba kas mėnesį. Tokiu būdu, ta prasme, aš užtikrinu, kad mano visos paskyros yra saugios ir jos turi savo atsitiktinius slaptažodžius. Ir ties atsitiktinės slaptažodės, ta prasme, niekas negalės greitų metu neprisijungti ir aš turėsiu ataskaitą patekti, pavyzdžiui, kažkokiam saugumo vadovui. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū.